Mokinių tėvai kartais skambina ir klausia, kodėl pas jūs mokina tik studentai. Man pačiam dar būnant studentų, mamos draugė paprašė jo sūnui padėti su matematika. Sutikau lengvai, tačiau nesitikėjau, kad taip stipriai galėsiu padėti ir taip lengvai rasime bendrą kalbą. Kelių savaičių bėgyje gavau dar vieną prašymą padėti ir mačiau, jog nebespėjau, tad pasikviečiau dar kelis studentus prisijungti prie mano komandos. Tiek aš, tiek jie matėme, kaip gerai suprantame mokinių problemas ir lengvai randame bendrą kalbą. Priimant korepetitorius mes tikriname jų bendravimo įgūdžius ir akademinius pasiekimus. Tada, kai jie jau yra priimti, pasidaliname mokymo metodiką, kuri yra jau pasitvirtinusi, daliname su jais mokomąją medžiagą, suteikiam kitas darbui reikalingas priemonės. Visa tai garantuoja, jog mokymas bus kokybiškas. Kuomet tėvai paskambina mum arba parašo elektroninį laišką ir pasidalina savo vaikų pasiekimais, pavyzdžiui, kad jie įstojo į norimą gimnaziją, įstojo į valstybės finansuojamą vietą universitete ar galų gale pasiekė norimą metinį vidurkį, tai yra geriausias mūsų darbo įvertinimas.